Išrinkti mažyliui batukus atrodytų netoks jau sudėtingas darbas, ypač šiais laikais, kai pasiūla iš tiesų didelė. Tačiau kai tai reikia padaryti mažyliui, kuris dar nekalba, užduotis tampa sudėtingesnė. Parinkti savo mažyliui batukus darbas atrodytų ir malonus, ir paprastas. Bet tik tuomet, jei jūsų vaikas jau jums gali pasakyti, ar patogus jam batukai. O štai tuomet, kai juos turime parinkti tokiam vyrukui kaip Tijus, kuris žengia savo pirmuosius žingsnius bei gitarė pirmuosius žodžius, tačiau dar tikrai negali atsakyti į tokius tėvelių klausimus, kaip kad pavyzdžiui, ar patogus Tijau tau šitie batukai. Belieka atsiremti į svarbius specialistų patarimus ir taisyklės. Pirmoji taisyklė – batukai turi būti tinkamo dydžio. Kalbant apie pačių batukų parinkimą, iš tikrųjų tokios kaip ir vieningos taisyklės, kaip ją pasirinkti, nėra. Vis tiek dažniausiai tėveliai renkasi įvairias metodikas batams įsirinkti, ne? Tai viena iš jų yra tėveliai tiesiog apsiauna batelį, žiūri, kiek vietos lieka, ne? Bet batukas taisyklingai turėtų būti nei didesnis, nei mažesnis, negu yra pėdutės dydis. Šiaip yra skalė apie 2 dydžiai. Tas gaunasi 12 mm. Kitaip tariant, pirkti per didelius batukus, taip vadinamam išaugimui, yra prasta mintis. Antroji taisyklė – mažo greitai augančio mažylio pėdutę matuojame kas 2 mėnesius. Ypač jei tai yra šaltasis metų sezonas, o tai reiškia, kad dėvimi uždari batukai. Pirmoje eilėje aš visą laiką rinkdamasis batuką bandyčiau paieškoti batukę, ar yra vidpadis, ne? Kai vaikutis atsistoja, duoda pilną krūvį visų svorių, tiesiog pėdutė jinai turi polinkį truputėlį pakeisti savo formą ir tas dažniausiai vyksta į didesnę pusę. Tai va, jeigu galim, pastatykim. Jau žiūrėk. Ir dar geriausia, jeigu būtų tiesiog, kad pilną krūvį duoti. Kad atsistotų jo, kad visiškai, kad jisai tiesiog visi minkšti audiniai, visi kauliukai pasislinktų. Na, šitas matosi, kai jis toksai ant ribos yra, nes jau gali būti, kad pirščiukas galėtų remtis. Kitas dalykas, reikėtų žiūrėti šitokio tipo batukę, ar nėra labai siauras galas, nes labai dažnai jis būna platus, bet labai plonėjantis. Ir dažniausiai tas pirščiukas gali, ypač nagos sritis, remtis į bato kietumą šitą. Trečioji taisyklė – matuoti svarbu yra abi mažylio pėdutes, o batukus rinkti žinoma pagal tą, kuri didesnė. Yra 13 cm. Kairė pusė. Pasimam dešinę kojytę ir dešinė kojytė yra truputėlį didesnė. 13 cm ir 2 mm. Tai tokiu atveju siūlyčiau rinktis pagal didesnę pėdutę. Tai kaip ir minėjau prieš tai, dešinės jos visą laiką būna šiek tiek didesnės. Ketvirtoji taisyklė – batukas didesnis už pėdutę gali būti ne daugiau kaip 12 mm. Mat ne tik per maži batukai yra problema, žalos pridaryti gali ir per dideli batukai. Pirščiukai gali tiesiog būti deformuojami, nagai gali būti deformuojami, kai yra spaudžiama. Toliau, jeigu jis yra per didelis batas, vėl pėdutė įgauna nestabilumą tame pačiame bate. Tai reikėtų nepersistengti ir tas batukas be abejo turėtų būti tinkamai parinktas. Na, o kai jau parinkote tinkamo dydžio batukus, belieka įsitikinti. Pirma, ar jie lengvi? Kuo jie bus lengvesni, tuo smagiau mažyliui bus lakstyti tarsi basomis pėdutėmis. Antra, ar mažosios pėdutės galės kvėpuoti juose, beigi patikrinkite batukų padą. Jei jis neslystantis, mažylis galės stabiliai ir saugiai ne tik vaikščioti, bet ir bėgioti.